Kaipgi nuvalyti plaukus nuo šuns guolio? Atrodo, bus nelengva, bet parodysiu triukų, kaip tai padaryti labai lengvai. Sveiki, esu Goda, Dora Koker įkūrėja. Guolių valymui ištestavau net 3 valymo įrankius ir išsirinkau vieną geriausią, kuris tinka man ir mes naudojame gamyboje ir rekomenduoju jums iš tikrųjų, kurie turite šunis ir vargstate su šunų guolių valymu. Tai, ką testavau, tai vienas iš jų buvo nuplėšiamais lapeliais, kurį visi puikiai žinote. Na, jis yra geras, bet jo ilgam neužteks, jeigu valome ne tik guolį, dar ir sofą turime nuvalyti, ar ne? Tai, tiesiog išmetam pinigus į balą. Toliau radau tokį vieną iš Kinijos, parsisiunčiau silikoniniu pagrindu, kibus toksai ratelis, kurį reikia kiekvieną kartą nuplauti. Jis apkimba labai greitai, nuplauni, su šlapiu nieko daryti negali, turi nudžiūti, tai tada turi turėti 2, vienas džiūna, kitas valo. Na, kad ir su to vieno neužteks viskam nuvalyti. Tai, žodžiu, nepasitvirtinu. Na ir pats geriausias number 1 valiklis, kurį galima įsigyti bet kur online parduotuvėse. Šitą aš parsisiunčiau, tiesą sakant, iš Kinijos, bet jisai tikrai pasitvirtino, jis yra tvirtas, rimtas ir ilgai užtenka ir nieko nereikia nei plėšti, nei mesti laukant, jis yra ilgaamžis. Vieną kartą nusipirkot ir pamiršot. Tai jis kuo turi pagrindą, tokį kaip mes senoviai valydavom paltus su tokiais šepetukais. Tai jis turi tokius šepetukus ir kai jie apsivelia, galima lengvai juos taip nubraukti. Tada jie visi pereina į galinę dalį ir iš ten galima tuos pūkus lengvai išimti. Taip jis įsivalo ir valome toliau. Tai to ir pademonstruosiu, kaip lengvai su juo nusivalo plaukai. Pažiūrėkime, kaip pavyks mums juos nuvalyti. Na, iš tiesų, vienu rankos mostu, kaip matote. Šiaip ir Dora Koker audinys yra labai dėkingas, nes plaukai nubyra tiesiog ir su ranka nubraukus. Bet ir nuo visų kitų baldų rankos braukimo neužteks. Todėl šis įrankis labai geras. Štai susirinkom plaukus. Jei neturite šio įrankio arba laukiate, kol jis ateis, galite naudoti ir šlapią šluostę. Ji puikiai padeda irgi išvalyti pūkus. Tai gerai, nuvalėme tik viršų, bet kaipgi su kailiu, kuris yra viduje. Ten juk irgi pilna plaukų. Na, tas šepetys iš tokio kailio gal ir nelabai išvalys įsmigusius plaukus, todėl rekomenduojama naudoti siurblį. Beje, siurblį rekomendavo ir Doros veterinarė. Sako, kad siurblys ištraukia netgi blusas iš kailio. Ačiū, kad žiūrėjote ir kad domitės, kaip rūpintis savo šuniuko guoliu. Viso, iki!